Sveiki visi, kas sekate ir draugaujate su mano puslapiu Magiškos runos. Ir dabar kaip tik atėjo ruduo, atėjo tas laikas, kuriam labai ilgai kaupiausi. Ir pradėsiu tokį video ciklą, kuriuose galima bus gauti greitus atsakymus. Klausimai turėtų būti formuojami, į kurį galima atsakyti taip, ne, arba atsakymo nėra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galbūt reikia palaukti, kažkas tai dar išaiškės ir taip toliau. Kiekvieną kartą jūs rinksitės iš 3 skaičių. Keliausime nuo 1 iki 303. Ir kiekvieną kartą, kai turėsite kažkokį svarbų klausimą, jums reikės išsirinkti skaičių, kuriame ir bus jūsų atsakymas. Kadangi skaičiai labai glaudžiai susiję su viskuo, kas vyksta Žemėje ir bioenergetiką taip pat galima netgi apskaičiuoti skaičiais. Tai mano mokytojas Andrėjus Duiko paruošė labai tokį pagalbininką gerą, tai yra kauliukai, kurie paskirti gauti greitąjį atsakymą. Aišku, su jais galima nuveikti dar daugiau, bet čia daugiau tokie atsakymai bus, kada individualios konsultacijos bus reikalingos ir bus plačiau reikalinga žiūrėti į tai, ko jums reikia, nes yra runos, yra kauliukai, yra knygos tam tikros, su kuriais galiu padėti gauti atsakymus ir patarimus. Taigi dabar įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartelį. Įkvepiam ir iškvepiam. Atsipalaiduojam. Ir suformuluokite labai aiškiai savo klausimą, į kurį būtų galima atsakyti taip, ne, arba ne dabar, arba neaišku. Kiekvieną metimą kauliuku aš pririšu prie tam tikros skaičiaus. Nesvarbu, kada rasite šitą video, kai turite klausimą, visada galite rinktis iš tų skaičių, kuris video jums papuola galbūt šią minutę. Nes tą minutę tas atsakymas gali būti pririštas prie tam tikros skaičiaus. Kol kas pasirinkimas nedidelis, tad užduokit klausimą ir pasirinkit skaičius 1, 2 arba 3. Pamatykit, pajuskit. Ir skaičius 1 yra tai yra atsakymas taip. Ir greičiausiai tai įvyks. Didžiausias patvirtinimas taip gaunasi tada, kada būna iškritę 4 vienodi. Šiuo metu mes turim tik tai 2. Reiškia kalba apie tikimybę, kad į jūsų klausimą atsakymas yra taip. Kokiame laikotarpyje yra dar neaišku, nes tai priklausys nuo jūsų minčių, jausmų, ką jūs apie tai mąstysit, kaip mąstysit, tikėsit, netikėsit. Ir labai svarbu yra santykiai šeimoje, kaip jums sekasi šeimoje, rūpinkitės savo šeimą, mylėkite vieni kitus, kad nebūtų konfliktų ir jūsų noras, jūsų mintis realizuosis ir atneš finansinę netgi gerovę. Jeigu išsirinkote skaičių 2, pažiūrėkime jūsų klausimą atsakymą, koks tai yra. 2. Taip, kadangi yra skaičius 2 ir yra 2 kauliukai, tai reiškia, kad atsakymas yra greičiausiai taip. Nuo to labai priklauso, kokios jūsų mintis, ar tai įvyks, ko jūs norėtumėt, kad įvyktų. Ir pasiūlymas prisižiūrėti jums sveikatą. Dvejetas siejamas labiau su šeima ir šeima tikrai padės, geros naujienos gali ateiti ir tas atsakymas patvirtina jūsų klausimą, kad tikrai taip gali įvykti, tikimybė labai labai didelė. Ir pažiūrėkime skaičių 3. Kas išsirinko atsakymą 3, taip ar ne? Taip.
jūsų klausimą atsakymas yra greičiausiai taip, bet tam, kad tai vyktų, ko jums norite, reikia daugiau imtis veiksmo ir prisižiūrėti savo minčių švarą, savo mintis, nes nuo jų priklauso, ar viskas taip, kaip norite, įvyks. Ir šitas atsakymas labiau liečia būtent jausmus, kaip jūs dėl to jaučiatės, ką jūs apie tai manote. Bet atsakymas trejete yra bet kokiu atveju šiuo metu tikimybė didelė ir tai yra taip. Sekite runų puslapį, kiekvieną savaitę gaukite atsakymus, patarimus ir įžvalgas, o taip pat labai lauksiu komentarų, kuriuose parašytumėt, ar jums padėjo šie kauliukai, ar jie atsakė jums į jūsų turimą klausimą ir ar jums tai patinka ir ar norėtumėte, kad tai tokių video būtų daugiau. Jūsų komentarai, jūsų atsiliepimai skatina tęsti tokius dalykus ir aukoti laiką dėl jūsų. Linkiu gero rudens, geros rugsėjo 1 ir iki sekančių pasimatymų.